asmeniškai bendrauja su tėvu Stanislovu. Bet noriu paliudyti, kad šviesa, ta šviesa, jinai ateina iki šiandien. Per knygas, labai ačiū, per prisiminimus, per karus filmuotus. Tiesiog tas švytėjimas, paprastas žmogus irgi šviečia tik tai labai trumpai, tik tai tada mes galim šviesti, kai esam įsimylėję. Eina tas laikas mūsų labai neilgas gyvenimas. Iš tikrųjų skaitydama tuos prisiminimus, aš jau pamačiau, kas tai per žmogus, ir žiūrėdama, kad ir tiek metų, kai jis tiesiog šviečia žmogus. Ir per jį ten aš atradau ir žydę, ir žmogus, kuris buvo ir išduotas, ir kenčiantis žmogus, vis tiek jame išliko šitą meilę, begalinę meilę. Ir žinoma, reikia, aišku, stebinantis poetas, kada į jį įsigilini, tai nuolatos randi tai, kas tave nustebina. Todėl aš vieną noriu paskaityti iš naudingų eilėraščių. Alyvų sodas. Tarp medžių visas pilkas, koperis į kalbą. Paskendęs pilkumoj alyvų dulkinų ir panardino dulkių pilną galvą į karštas dulkes degančių delnų. Galiausiai tai jau paskutinis mirksnis. Turėsiu eiti dabar, kaip aparatų. Kodėl tu nori iš manęs išgirsti, esi tu, jei tavęs nebetenku, neberandu tavęs, nesi tu manyje, nei kituose, nei šitame akmenyje, nėra tavęs. Aš vienas kelyje, aš vienišas likau, žmonių suėmęs gėlą, ją per tave sumažinti norėjau, tavęs nebėra. Dabar dedi, sakys vėliau, kad angelas ateina. Kodėl gi angelas? Ak, tai naktis. Atėjo medžių lapas, iškilniai, pro sapnas judėjo mokiniai. Kodėl gi angelas? Ak, tai naktis. Nebuvo ta naktis nepaprasta. Jų praslenka šimtai, nepastebėtų, miegojo šūdas, vėso akmenys greta, aplaukė jį, liūdna ir prislėgta, o vėliai rytas ją pakeis šiltą. Nelankom gal tokių neldėjų ir neateina didžias naktis pranašyščių. Prakontis dar niekas nepažiūrėjo. Nusigrėžė, tėvai atsižadėjo ir iškrito